Ne. Tu dar visai vaikas. Neturi nė mažiausio supratimo apie tai, apie ką kalbė. Labai ačiū. Nieko tokio. Nesi net iš Bostono išvažiavęs. Ne. Taigi, jeigu paklausčiau tavęs apie meną, galėtumai papasakoti apie kiekvieną kada nors parašytą knygą apie meną. Mikelandželas. Apie jį žinai daug. Viso gyvenimo darbus, politinius siekius, santykius su popiežiumi, seksualinė orientacija. Perskaitei viską, ar ne? Bet tikrai negali pasakyti, kaip kvepia Siksto koplyčia. Niekada nestovėjai ten ir nežiūrėjai užvertęs galvą į gražiasias lubas. Nepakartojamas vaizdas. Jeigu paklausčiau apie moteris, galėtum išvardinti tą labiausiai patinkančias. Galbūt net esi su keliomis miegojęs. Bet negalėtum apibūdinti jausmo, kuris apima laimingam pabudu šalia moters. Tu kietas vaikis. Jeigu paklausčiau apie karą, tikriausiai cituotum Šekspyrą. Dar kart pirmyn, mėly draugai. Bet niekada nebuvai nė arti karo. Nelaikai ant kelio draugo galvos, nežiūrėjai, kaip jis išleidžia paskutinį kvapą, žvelgdamas į tave ir tikėdamasis pagalbos. Jeigu paklausčiau tavęs apie meilę, tikriausiai deklamuotum sonetą. Bet niekada žiūrėdamas į moterį nesijautei pažeidžiamas. Nepažinojai moters, kurią suprastum iš vieno žvilgsnio. Nesijautei taip, lyg Dievas būtų iš dangaus tik tau atsiuntęs angelą, kuris tave išgelbėjo iš pragaro gelmių. Ir nežinai, ką reiškia būti jos angelu ir amžinai ją mylėti. Kartu išgyventi viską. Ištverti vėžį. Miegoti ant kėdės ligoninėje laikant ją už rankos, nes gydytojai iš tavo akių mato, kad lankymo valandos tau nieko nereiškia. Nežinai, ką iš tiesų reiškia prarasti. Tai gali suprasti tik tas, kas myli kitą žmogų labiau negu save.